Čia Maikas jums? Jo. O, Mariau, kaip netikėtai susitikom. Hei, bičiuli. Tu irgi laukia autobusą. Jis dabar be 15:3. Be 15:3. Šiandien buvom renginį už kem kilų nuo miesto. Ir mes esam 10 kilų iki miesto. 10 kilų iki miesto. Ir spėkit, kas iš mūsų trijų labiausiai nori miego. Ar tik ne vairuotojas? Kas žino Kauną ir žino, kur yra John Deere'as? Tas, kur 10 kilų nuo miesto, kitoj jis už kameros. Prašau, atvažiuokit pasiimti mus. Mums šalta. Mums nuo Megos lengviau pareiti negu čia. Ir jis negali parevežti mūsų. Aš tai, žinai, ko labiausiai bijau, kad jis atsibus ir kad būtų paslaugus pavažiaus atbalas, nes kameros stovi ant mašinos stogo. Ble, nes jis praeitą kartą tu taip pasarė. Nu, aš noriu paimti jų kamerą. Kameros saugumo sumetimais. Aš nežinau, ar mes fokusai. Vienu žodžiu, nepasakėm, šiaip šiandien dirbom vestuvėse. Jo, renginį. Ir amžinai mūsų bėda ir džiaugsmas, mūsų darbdavys naktį užmiega. Kaip žmogus, kuris dirbo klube, kuris tūsindavo per naktis, varydavo į klubus visą kitą, jis kažkaip per daug gerai naktį miega, what the fuck. Man pasakė, kad mes šiandieną prikolinam ant durnius, pasakėm, reiks padaryti podcastą, jeigu jis nueis miegot. Čia dabar girdis, kaip mašinas važiuoja. Ja, čia, žinot, kaip visi ten būna kokiam baliui užbalevoja ir paryčiai sako, mums reikėtų daryti podcast. Mes actually padarėm. Mes norim pabūti tas pavyzdys, kodėl nereikia tos idėjos vykdyti. Galim pagalvoti pavadinimus ir, pavyzdžiui, kokį tu pavadinimą dėtum ir kodėl podcast'ui šitam. Saugus eismas. Saugus eismas. Dviese, kol jis miega. Šitas biškai per ilgas, bet visai kečiai. Kaip ir mano Tai va, kas juokinga, be 15:3 ryto. Bet su šitu pavadinimo sezonais keistusi pavadinimas. Žiema būtų man šalta. Žiema būtų, kai šilta jis didesnis. Aš džiaugiuosi, kad mes nuvažiavom 3/4 kelio. Bet šiaip žiauri linksma yra. Jo, nes tas absurdas. Yra ta, bėda. Visų pirma, ne bėda. Labai faina, kad vairuotojas atsakingas. Ir kai jau važiuoja į kelkraštį, tai stengiasi jame sustotų. Taip. O nebus sustabdytas, bet... Mes šiaip norėjom šitoj statelį filmuoti. Tai pakivaizdžiai yra primyšta visur. Man įdomu, ar sustota koks žmogus paklausti, ar mums viskas gerai. Mes darom podcastą, man gal jums iškviest pagalbą. Aš manau, kad bijo sustoti, nes čia akivaizdžiai, kad mums nėra gerai. Jo, jie čia galvot, kad mes Faro epizodą filmuojam ant biudžeto labai mažą. Jie tiek neuždirbo, kad neišsikvietė pareigūnų. Kas kart, kai pro šalį pravažiuoja mašinoje, man tiesiog skaudu, kad tas vairuotojas nemiega. O mes ką darom? Šiaip šitas galėtų podcastas tapti socialinė akcija, prevencija miegų už vairo. Arba populiarinti energetinius gėrimus. Red Bull. Suteikit mūsų vairuotojų sparnų. Pirmiausia, jeigu dar kažkas dabar sustotų, nes jų vairuotojas irgi turi pamiegoti. Mes kartu tiek daug bendro turėtumėm dabar. Sėdė jūsų irgi? Man yra skaudu, kad liko tiek 10 kilų. Mes esame iš Klaipėdos, tai jo, ten pareičiai visą kitą, suprantu, kad migdo tas autostradą nuobodį ir daugam sudėtinga vairuoti naktį. Čia užpasa, čia nėra paveiksliukų. Jo. Jis gali susigūglinti ten tų paveiksliukų. Mes jau darėm viską, kad vairuotojas neužmigtų. Klausėm, ką neskanaus žmona gamina, kad būtų įtampos. Kokią spalvą mėgsta. Tik gėjišką pasakė. Vaivorykštė. Aš mėgstu indigo. Aš tai mėgstu nematyti tokių spalvų. Aš žinau 6 spalvos. Kas užgesot jums padėt? Jo, su vairuotojas užgeso. Išsikrovė vairuotojas, blėt. Turit tuos BC. Kamera veikia, turim pakrovėjų. Turim kamerą, turim viens kitą ir turim kontentą. Turim per daug laisvo laiko. Nes kažkas miega. Bet šiaip kaip pagalvoju, mes per daug gerai gyvenam, kad mes galim sau leisti tiesiog
Sėdėti ant žemės kažkur randomai prišjungtoj stotelį. Aš ką tik pasirodė, kad mačiau 2 akius už tikrą. Nesu gyva auditorija. Arba negyva auditorija. Buvo visas šiaip labai geras renginys ir dėl to turbūt prieš 3 valandą, ta prasme, mes jau tokie nelabai protingi, bet buvo labai smagu, tai mes biškių užsihypinę. Vienas iš mūsų net prasirašė nuo hype. Jo, jis ant tiek užsihypino, kad atsijungė. Aš prisiekiu, kai jisai užmiginėjo, aš girdėjau, man atrodo, Windows'u tą. Aš tik mačiau, kaip skiriamoji juosta pradeda artėti, bet praeitam renginį tai 2 kartus teko palaikyti už vairo. Nežinai, apie ką aš. Čia buvo baisu. Jau norėjau traukti rūčiagą. Iš tiesų, labai juokinga, kad vairuotojas pastovi užmiega ir dar juokingiau, kad mes niekada neužmiegam. Jo. Tai, žinai, jeigu šitą tęsiam idėją, tiesiog apie tai, kaip 2 žmonės kažkur prie tos trados neturi ką veikti ir nori namo, kurie nori namo, bet neturi mašinos. Tai bus labai juokinga, kai bus susetas visauk, žinai. Tai bus su green screenu, su viskuo geras. Šiaip aš buvau įlipęs į mašiną pasiimti mikrofoną ir labai gražiai miegu. Taip, žinai, kur žiūri kartais, kaip kažkas taip skaniai miega, galvoja, ble, kurą kaip pavydžiu dabar. Ar tai šventa? Kurą kaip skaniai miega, žinai, kur jauti tą miego kvapą, kur nuo kūno šilumos kvapas užsipildo. Labai gėjiškas nuskambėjo, kad... Jo, aš mielai tą kvapą dabar leičiau savo lovą įgulėdamas. Dėl, kai mes neturim ką veikti. Šitas podcastas skirtas ne jum, čia jam ant sąžinės yra. Kebara, rašykite komentarus, kokį kitą svečią turėtum. Mes realiai esam dabar, atrodo taip, tarsi mes, kai darėm breakfastą, nutraukiam, pasimokėm iš klaidų ir dabar viską atvirkščiai darom. Ne anksti ryte, o užuos, kai vėlai vakare. Jo, davai, bus rubrika, skambutis draugui. Pažiūrim pradžią ir esu online. Skambutis buvusiam draugui. Davai, pizdu skambina, na. Aš labai tikiuosi, kad jis... No answer. Užimtas galbūt. Jis tikrai galvos, kad aš pirpysęs jam. Gal vairuoja? Viskas vyksta miego beveik. Su kuo? Pakalbėt trumpam. Paklausim, kaip sekės renginys ir paliksim jį ant klaustuko. What the fuck? Dėl šiandien renginio paklaust. Nenori mūsų parvežti? Padengsi benzą. Davai, aš noriu turėti skambutį į studiją. Aš jau beveik miegu. Jeigu atrašai, tu nemiegi beveik. Čia būtų labai geras kontentas, bandyti kažkam gal tiesiog nenori su tavim šnekėti. Dieną parašytum tą patį sakytum. Šiaip būtų... O, žiūrėk, bičius, su avariniam. Kažkas irgi eina miegoti. O, shit. Sveikutis. Labai, čia dar ir mindė šalia. Aš dabar su Černiausku sėdim autostradoj stoteliai. Prie John Deere. Mūsų vairuotojas miega ir mes darom podcastą. Kaip šiandien renginys, mes irgi po renginio grįžtam. Blemba, nu ką žinau, šiaip visai smagiai, nesitikėjau, kad pasikurs hebrytą, bet gerai. Ką būtum kitaip daręs, kuriuos kitus klientus būtum rinkęsis? Kuriuos kitus? O kodėl tu pažįsti kažką, kas buvo šventėje? Taip, Ovidijus šiandien. Tik Ovidijus buvo. Aha, o iš kur tu pažįsti Ovidijų? Mes buvom dirbę vieną kartu. Ką, jūs dirbos kartu? Turėjom projektą bendrą. Ok. Prikolas. Kur buvo... Ai, sakai, buvo. Tam glemba metisto salė visai, ta prasme, prabangiai. Nice. Kokį linkėjimą perduotum kitiem vairuotojams? Pas mus tema yra vairuotojai, atsakingi vairuotojai, kurie stoja miegot, kad tu nenusmigtų ir avarijos nepadarytų. Kokį palinkėjimą vairuotojams duotum? Blet, keist profesiją, jaučiu siūlyčiau. O tai what the fuck, iš kur jūs čia keliaujat? Iš Kėdainių sodybos. Kėdainių Kauno varot ir sustojus pamiegot, what the fuck, blet. Čia
kokie 30 kilų kokie. 40-30 nuvažiavom jau. Nes 10 kilų iki Kauno. Nu, blemba, vairuotojas pajėgus labai. Bet jis pizda koks atsakingas už tą. Nu, jo, tai tikrai taip, nu, gal matai, gal ne pirmą parą be miego vairuoja, bičias, nežinau. Čia jis yra... Pirma. O iš kur tu čia tą informaciją? Namir iš kur gavau? Kokią informaciją? Kad aš čia su šito būtent žmogaus, kurį pažįsti, vestuvėse buvo. Tai tu story įsikėlęs buvai. Tai ble, tavo video dafiga yra. Tai tu story užtaginęs gi buvai. Ne, netaginau, aš visiškai. Tik buvai senė. Nieko neužtaginęs. Buvai, taigi aš mačiau Ovidijus ir jaunosios vardą nepamenu. Ne, senelizai, čia gali būti, kad dar ne tas Ovidijus, labas rytas. Eik, klausyk, apie labas rytas nepradėk, mes stotelį sėdim. Ble, stumėt jūs, tai ką jūs irgi iš vestuvių važiuojate? Jo, iš vestuvių. Vairuotojas jisai, nu tai taip gaunasi, kad mes dabar tiesiog strigę, kol jis išsimiegos, blėt. Per 10 kilų mes toj pradėsim eiti, žinok, su kamera namo. Kas vairuotojas? Ovidijus vairuotojas? Ne, Ovidijus tai nemiega dabar. Jis laiko kamerą. Taip? Ne. Ne, tai jis vestuvėse dabar susitikė šiandien. Nieko nesuprantu, Hebra, blėt, aš beveik miegu, jūs čia tokį pasikūrė dar su savo baliaus vaibu. Ble, primėsk ir ryt prabundė ir kūro, kokį keistų sapną sapnavo. Stačiauskas Aš jau dabar bandau sujungti, bet aš nieko nebuvau užtaginęs, jeigu rimtai. Ką žinau, mes žinom, kad Ovidijus turėjo toktis, kad tai spėjom, kad tas pats. Gal pavardę atsimeni? Ne, šiaip pavardės tai neatsimenu, kažkaip nebuvo šiandien akcentuoti. Toks ir vedėjas, karoči. Tai gali būti ne tas, nes tas Ovidijus, kurį pažįstis be pavardės ir... Seniai, aš informacijos apie žmonės nerenku, viskas baisiai konfidencialu pas mane. Aš švenčiu ir skirstamės atsiskaitę, žinai. Gerai, seniukai, gero tau polisą, gerų sapnų ir linkiai. Ačiū už pokalbį, jeigu nesimiegos galėt važiuoti, mes prie John Deere pasiimt mus. Sumokėsim. Kažkaip nežinau, siūlyčiau patiem teisės išsilaikyti. Tokiais vairuotojais, tai čia blet. Ok, tvarkoj tada. Gerai, ačiū tau, kad buvai mūsų pirmasis tiesioginis pašnekovas šito podcast'o pavadinimu, neatsimenu. Manęs niekur nekelgi, tik tai Hebra. Gle, atrodo, kad irgi kažkokia stotelį dabar esi, žinok. Aš dabar va pas senelius lovai, sakau, pakrytęs kojas dar į sieną ištiesęs ir kraujas subėginėja į apačią, tai taip gerai. Atsiųsk fotką. Ačiū, pornografiją, žinok. Gali už tokius fotkas. Mes šitą kelsim į OnlyFans. Gerai, ką malonu, Hebra, tada, kad prisiminėt gero kelio, nežinau, net ne gero kelio, čia linkiu jūsų vairuotojų prabūst. Ačiū, žinai. Ačiū tau, seniukai. Ir ačiū už kantrybę. Sėkmės, saldžių sapnų palisėk. Nenatokit vartoti. Gerai, labos. Labos, seniukai. Gerai, labos, čiau. Nu va, sugadinom dar vienam žmogui dieną. Tai va, ir beveik įtikinom, kad mes pažįstam Ovidijų. Nežinau, ar mes tokie geri melagiai, ar jis labai nori miego. Man atrodo, 3 ryto nesunku visko įtikinti. Bet kažkaip čia užkarčiama lyga atrodo. Visi, miego nori. Kaip 3 ryto, blėt, visi miega, aš nesu. Kaip man vaikam reiks paaiškinti. O, nu ką, liko dar kokias 15 minučių, kol mūsų vairuotojas busis. Ir kamera išskraus gal. Nežinau, šiaip kamera atrodo, kad jinai ant gero vaibo eina. Aš bijau, kad kamera atlaikys daugiau už vairuotoją, kas yra blogai. Nu, šiandien esam prišiktoj stoteliai, bet kadangi vairuotojas dažnai miega, o renginių visgi turim, gal turėsim dar įdomesnių kažkokių lokacijų. Jo. Ir pamiškė. Gal kažkada paviešinsim ir mūsų mėgantį vairuotoją. Aš šiaip norėčiau, kad sekanti lokacija būtų su daugiau šviesos. Kaip tada praeitą, kad kai sėdėjom. Jo. Ten labai faina jauki buvo, neprišikta, neprimyšta. Labai patogi buvo. Labai gera pažyminė buvo šalia, tai netgi galima filmuoti.
Jo, iš ten galėtų būti mūsų užkulsiai, kur svečiai ateitų. Jo, ir galėtų podcastas požeminės pokalbis, nes ten nejaukiausiai pokalbiai būna. Undergrounds. Jo, undergroundinis podcastas, karoči. O šiaip atmetant tai, kad čia dabar sėdim, tai renginys buvo fainas. Galim pasidžiaugti, kad Žiauriai fainas. Palemba, geri jaunieji, gera chebra, buvo labai iš tiesų smagu. Akivaizdžiai, nes mums vis dar smagu. Neatrodė, kad pergeria, atrodė, kad labai tvarkingai alkoholį vartoja. Nes aš nei vienų už vairų akių nemačiau. Nu, čia neprikolinant. Nes dažnai būna, kur renginiuose dirbi, matai tą stadiją, kur faini svečiai, tada labai faini ir tada, kur jie labai daug sėdi. Jo, būna tie, kur visus gerbė, būna tas, kur šoka, bet jau geriau nešoktų, pasidėtų, nes po visą aikštelę laksto. Kur jauti tą alkoholio kvapą ir blizgantys visi. Jo. Kaip ir vėsų, bet labai visi išprakaitavę. Jo, tu vienam tu šlapia. Kur jau šerkšnu nuėjo. Ne, šiandien kažkaip tikrai įspūdingai, netikėtai geri žmonės. Ką aš žinau. Daug gerų balių, bet... Jeigu žiūrit, jūs fainiausi buvot. Ne su visais klientais galvoju, važiuogiš. Ne kas kart galvoju, kad su šitais norėčiau pats patūsinti, nes atrodo, kad labai faina hebra. Tai šiandien buvo tikrai, cool. Labai senai tai buvo šiaip. Jo, ką žinau, sakau, vis tiek ten viskas su jais gerai, smagu padirbėti, smagu prisidėti prie kitų žmonių švenčių, bet kartais, ten būna, kad, ką žinau, ne saviakai atrodo. Jo. Čia šiandien tai atrodo, kad su draugus dirbom. Kur svarbiausia, nėra, kad ten lohai kažkokie, bet kur nesuklikini, žinai, kur arba būna nejaukų pačiavom tau prijų, kur atrodo, kad biškai aukščiau už mane yra. Būna mega santūrus, būna ten kokie nors labai išsiviepę, o šiandien buvo tas tobulas balansas, tai iš tiesų labai cool. Gal dėl to ir sugalvojom šitą nesąmonę daryti, kad pasidžiaugti biškai. Jeigu kažkur atsiras visgi internetuose šitas dalykas, parašykit komentaruose, kas gerai vairuotojai naktį sunku, kas gali ištemti per naktį. Aš nesuprantu, man... ką žinau, bus kažkada lova ir išsimiegosiu. Čia ne heitas draugelių, bet ar čia mes esame, žinai, išskirtiniai, ir jisai normalus, ar atvirkščiai, ką žinau. Man pavyzdžiui, būna, kur mane pramuša, pastebėjau, iki kokios antros nakties būna sunku ir paskui po antros pramuša nuo to miego. Kur tipo energija atsiranda, antras kvapavimas. Iš tą aš nuo mokyklos laikų pastebėjau. Pas mane šitas irgi yra, aišku, bet mane pramuško 6 ryto, aš turiu visą naktį nemiegoti ir tada ir gerai, ir nemiegosiu, žinai. Tipo. Dar gal kartais būna, kad energetinio geriau, irgi dar pramuša. Tu kavos šiandien geri. Jo, kavos geriau. Gal dėl to aš dar, žinai. Jeigu tu žiūri šitą, mes mylim tą, žinai. Bet galėtum trumpiau miegoti. Seniai tas momentas, kai mes kažkurį kartą išėjom pasivaikščiot ir mes 3 kilų nuėjom. 2. Jeigu nereikėtų neštis įrangos, kamerų, visko, ten kuprinių, tai tikrai galėtumėm nueiti. Bet tai jau tik būtų jokinga. Taip sustoja, prabunda ir mūsų dėra. Skambina mum ir mes seniai ramiai iš miegų. Kas yra, taigi namie esam. Blet, pažadinai. Mes tas mašinai nežadinom. Asilas. Jo, ko tu nežadinai? Kuro draugėlis. Renginėti dirbau, ble, dabar tu žadinsi mane, fuck. Šiaip, all jokes aside, man tai visai vibe. Tai tu važiuok, mes dar biškį pabūsim. Šitas ganas prie progos, žinai, tik tais, nes šiaip ant durnius nueit filmuot stotelį autostradą aš nevaryčiau. Ir gerai. Taip, jeigu galvoju daryti podcastą, tai pasimokykit ir nedarykit. Taip. Mes už jūs blogų podcastų pridarysim. Nes čia, blėt, keltis anksti ryte, 3:30, vaidint, kad vairuotojas miega. Jo, jei kas nors peržiūrės, tai ačiū už kantrybę. Mes tikimės grįžtos 10 kilometrų. Ir tikiuosi, kad mano kelnes nesmirdės mežalais. Nes sėdėjau galbūt. Kas prišyko man į kelnes?